Kas yra kūrinys? Jums visada buvo įdomu, kas yra kūrinys. Taigi, kas yra kūrinys? Na gerai, pirmiausia, jūs turite suprasti, jog tam, kad būtų kūrinys, turi būti ir autorius. Taigi, pirmiausia, turi būti žmogus, kuris sukūrė kūrinį, kuriuo jis viešai pasidalijo. Filmo, muzikos, knygos, dokumentikos, choreografijos, fotografijos, spektaklio, paveikslo ir dar net nežinau, kokia įmanoma forma. Tai ir yra kūrinys. Vienas ypatingas ir nuostabus dalykas susijęs su kūriniu yra tas, jog nuo tada, kai jis pradeda egzistuoti, jis gali būti atgamintas ir atliktas. Įsidėmėkite šios du stebuklingus žodžius. Tai visai paprasta, leiskite man paaiškinti. Pirma, atgaminimas. Taip kaip gamtoje, atgaminimas susijęs su kūdikio atsiradimu. Šiuo atveju kūrinys yra nukopijuojamas ir atgaminamas laikmenoje. Aš pasakiau nukopijuojamas, o ne padauginamas piratiniu būdu. Piratauti draudžiama, ar pamenate? Na, tęskime toliau. Taigi, kai originalus kūrinys padauginamas, jūs galite jo kopijų rasti daugybėje parduotuvių. Ir žinoma, internete. Antra, atlikimas. Kūrinio atlikimas reiškia, kad jūs pasidalinate juos su kitais žmonėmis. Tai gali vykti kino teatre, scenoje ar netgi namuose, pavyzdžiui, kai jūs ir jūsų šeima žiūri televiziją. Tiesiog šeimos rate, kaip įprasta sakyti. Ar kalbėsime apie atgaminimą ar apie atlikimą, yra autorius, kuris sprendžia kur, kada, kaip ir kas jo kūrinį gali panaudoti. Jis derasi dėl panaudojimo ir jam už tai sumokama, tai yra jis gauna autorinį atlyginimą. Taip jis, kurdamas kūrinius, užsidirba pragyvenimui. Trečia. Na gerai, trečia nėra. Apibendrinant, atsiminkite, kad kūrinys yra kūrybinis produktas, kuris gali būti padaugintas, kad juo galėtų naudotis ir džiaugtis visi, skaitant ir patį autorių, kuris priklauso autorių teisių bendrijai ar autorių bendrijai ginančiai jo teisės ir administruojančiai jam priklausantį atlyginimą. O kas yra autorių bendrija? Na gerai, tai jau kita istorija.